Esame virtuvėje, kur galima užuosti ką tik iškeptos duonos kvapą, gaminant buvo naudojamas aliejus. Pakalbėkime apie jį plačiau, kaip jis po gaminimo turėtų būti tinkamai tvarkomas. Labai svarbu, kad aliejus būtų kaupiamas atskirai. Nepilamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, nepilamas į kanalizaciją, į komposto dėžę, bet kad būtų kaupiamas atskirai, kad jį būtų galima pakartotinai panaudoti. Iki šiol įprasta yra, kad žmonės nesusimastydami aliejų po kepimo ar iš konservų, iš silkės pila į kriauklę, į tualetą, geriausiu atveju išmeta kartu su komunaliniam atliekom. Bet čia yra daug bėdų. Jeigu pilsi į kriauklę, į kanalizaciją, į aliejus, kad ir karštas arba nuplaunamas vandeniu, jis vis tiek vamzdžiuose atšąla, sustingsta, tada prilimpa prie sienelių, vamzdžiai siaurėja, kol galiausiai visiškai užsikemša ir gali užblokuoti nuotekų sistemą ir tada keitimas, remontas, daug bėdų. Jeigu bus išmetamas su kitom atliekom, su pakuotė, tarkim, tai vėlgi jis gali užteršti didelį kiekį pakuotės, kuri bus nebetinkama perdirbti. Taip pat daugiabučiuose išpilamas aliejus į nuotekų sistemas gali labai stipriai pakenkti ir miestų nuotekų tinklams, nes įsivaizduokite, kiekvienam daugiabutį šimtai butų, kurie galiausiai subėga į vieną valymo sistemą ir ten pridaro daug žalos, kur miestai po to turi didelių problemų tvarkydami sistemas. Tai turime iškeptą duoną, keptuvėje jau turime atvėsusi aliejų, tai ar mes galime pamatyti, kaip reikia tinkamai sutvarkyti aliejų, kuris jau nebetinkamas naudoti? Tai turim atvėsusį aliejų, turime talpą, plastikinę talpą, bet kokią plastikinę talpą, kurios nebenaudosime, pasiimam piltuvėlį. O jei kepant aliejuje lieka maisto likučių? Maisto likučiai jokia problema, gamybos procese jie yra išfiltruojami, tai tas, kas lieka inde, keptuvėje, gruzdintuvėje, tiesiog supilti į butelį. Svarbu, kad būtų atšalęs aliejus. O produktuose esantis aliejus, kaip jis turėtų būti teisingai tvarkomas? Ar galima jį pilti irgi lygiai taip pat į tokią pat tarą? Galima ir reikia. Turim džiovintus pomidorus, jie yra aliejuje ir tiesiog nupilame aliejų, kurio nenaudosime. Mums tinkamas yra tiek aliejus iš protų, iš silkės, iš džiovintų pomidorų. Netgi taukai, tarkim, po kepimo kepat vištą namuose ar daug taukų, riebalų, tai juos irgi galima dėti kartu su aliejumi, naudoti ir jie yra tinkama žaliava. Tai supylėme aliejų tarą, kur toliau aliejus keliauja? Viskas aliejus taroje, mes sandariai uždarome tarą ir nešame į specialų konteinerį. Tai dabar keliaujame prie specialaus konteinerio, kur galima mūsų panaudotą aliejų tiesiog saugiai išmesti, atsikratyti. Tai čia yra tas konteineris ir į šį konteinerį galima mesti aliejų kartu su šitą tarą. Taip, labai svarbus dalykas, kad nereikia pilti, tiesiog atnešėt plastikinį butelį, tarą. Tokie konteineriai stovi didžioji daly Lietuvos savivaldybių. Įprastai stovi prie kitų atliekų rūšiavimo konteinerių. Tikslius adresus, kur yra konteineriai, galima pasitikrinti arba mūsų svetainėje, arba Google Maps, arba atliekas.lt yra žemėlapiai, kuriuose galima pasitikrinti, kur arčiausiai jūsų yra konteineris. Tai dabar mes esame aikštelėje, kurioje atkeliauja iš gyventojų surinktas aliejus. Kur jis keliauja toliau? Taip, čia matom konteinerius, kuriuose yra pripildyta iš gyventojų surinkto aliejaus. Jis atvažiavo į mūsų gamybinės patalpas, kur bus išpiltas iš plastikinių butelių. Plastikiniai buteliai tinkamai sutvarkyti. Tada aliejus yra filtruojamas, rūšiuojamas, išvalomas, supilamas į rezervuarus didelius ir galiausiai išvažiuoja į biodizelino gamyklas. Tai teisingai išpiltas aliejus turi didelę naudą tiek žmogui, tiek aplinkai. Visiškai teisingai. Aliejus atvažiavęs į mūsų įmonę yra teisingai perdirbamas.
iš jo pagaminama žaliava biodizelinui. Ir žmonės, jeigu pilasi kūrą įprastoj degaliniai, labai yra didelė tikimybė, kad užsipils biodizeliną, kuriame yra dalis aliejaus, kuris buvo teisingai perdirbtas.